Skaitant tekstus dažnai matome išnašas, tai yra kažkokius tai paaiškinimus, kurie gali būti knygos arba dokumento gale arba puslapio apačioje. Nuo šiuo atveju va čia yra puslapio apačioje, dar truputėlį pamažinant, kad būtų, va yra puslapio apačioje kiekviena tokiu būdu gauta išnaša. Dabar gali būti, gaunam skaičiukai automatiškai gaunasi, galim žymėti kažkokiais simboliais. Jeigu privažiuosiu prie to, pasirinktas simbolis yra čia, matom tekstą, kas yra parašyta lapo apačioje. Kad ištrinti tą išnašą, čia kur yra pavyzdžiui tokia yra, anokia yra, užtenka tik tai pasižymėti tą ir, sakykime, spaudžiu delete ir ištrinu ir lapo apačioje jos nebėra ir persivadino vietoj dvejetuko, atsirado vienetukas ir taip toliau. Ir taip galime trinti, sakykime, galime ištrinti ir visas tas išnašas, delete ir šitą ženkliuką pasižymim delete. O čia vietoj 4 vienetas liko ir čia delete. Ir dabar galim kažkur, sakykime, vėl įterpsim. Kaip įterpti? Einam į nuorodos, reference ir čia yra pasirinktinai arba įterpiam puslapio apačioje arba dokumento apačioje. Sakykime, kažką puslapio apačioje ir, aš dabar nerašysiu, čia parašysiu AA, ir vėl grįžtu į dokumentą, va čia pasakau AA. Jeigu padarysiu čia kažkur, vėl insert, bus dvejetukas, ir taip toliau. Jeigu aš noriu kažkokį tai simbolį pakeisti, tai aš turėčiau eiti jau čia, ir ką aš noriu. Ar yra, footnotes, ar yra, lapo apačioje, ar po tekstu iškart, būtų čia, nelabai gražu, čia būtų dokumento apačioje, galima iš vienos pereiti į kitą, iš footnotes į galinį, endnotes pereiti, jeigu yra kolonėlės, stulpeliai tekste, tai čia apie stulpelius kalbama, galima pasirinkti numeraciją, visokių skaičiukų arba ABC ir galų gale galima pasirinkti kažkokį tai simbolį, pasirinkim, nežinau, širdelę pasirinkim, ok, ir dabar sakom insert, turiu širdelę, čia vėl parašau ir galiu grįžti vėl prie insert ir dabar vėl bus numeracija normali, tęstinis numeravimas, galima, kiekvieną sekciją dokumentą atskirai numeraciją turėti, ir turim trečią. Taip ir dėliojam visus, visas išnašas. Galima parodyti, neparodyti, vėl grįžtu į tekstą, vėl čia, taip, matot, važinėjęs, nereikia stumdyti dokumento, taip yra, jeigu čia turėjau, tai next bus šitas, galiu važinėtis, ieškoti ir taip toliau. Tai yra paprastas dalykas ir nelabai sudėtinga.